įveikta šiandien. Lietuvos čempionės titulą septynkovėje pirmą kartą vasarą iškovojo Olivija Vaitaitytė. Tikrai šiandien sudėtingos sąlygos daugiakovininkėms. Kaip pati vertini šiandienos pasirodymą ir per 2 dienas pasiektą rezultatą? Džiaugiuosi, kad dabar šiuo momentu bent jau paeinu, nesu sveikiausioj būsenoj ir džiaugiuosi, kad išėjo finišuoti. Rezultatas tikrai ne dėl ko aš ruošiausi, bet dėja prieš savaitę įvyko šiokia tokia trauma, kuri trukdė man parodyti, kam esu iš tikrųjų pasiruošusi. Tai džiaugiuosi, kad bent jau išėjo tapti Lietuvos čempionė. Ačiū tau už tavo kovą. Girdėjau, kad paskutinį ratą jau įveikė 800 metrų paskutinį ratą vieną koją. Tai iš tikrųjų neįtikėtina drąsa. Kas tave taip motyvuoja iš tikrųjų finišuoti ir vėlgi neįtikėtinose sąlygose? Amerikoje tikrai sezonas buvo ilgas, bet nusprendžiau tęsti sportuoti ir sezonui ruoštis, nes turėjau minti, kad išvažiuosiu į universiadą. Deja, universiadą neišvežė ir 2 mėnesių darbas dėl nieko, tai nusprendžiau, kad toliau pratęsiu darbą ir ruošiuosi Lietuvos čempionai, kad bent jau kažkur turėčiau sufinišuoti savo sezoną, kažkur užbaigti, o ne tiesiog vidury treniruotės. Tai tiek. Ką pačiai reiškia Lietuvos čempionės titulas? Žinoma, reiškia daug. Apmaudu, kad galbūt Beatričė Juškevičiūtė nedalyvavo šitais metais. Tai, manau, jinai šiuo momentu yra tikra mūsų žvaigždė daugiakovės pusėje, bet pasinaudojau šią galimybę, kad pirmą kartą užsidirbčiau Lietuvos čempionės titulą, tai džiugu iš tos pusės bent jau. Ačiū už tavo drąsą ir tai, ką pademonstravai netgi ir turėdamas skausmų savo kūne, tai tikrai pasveikinkim. Olivija Vaitaitytė, pirmą kartą Lietuvos čempionė. Olivija Vaitaitytė. Apdovanojimą Eriko Žiubkienė, Olivijos Vaitaitytės trenerė. Top Sport, your sports destination.